Po Lietuvos LKL grandų dvikovos Kauno Žalgiris grįžta į didžiąją Eurolygos sceną. Šį kartą jų varžovas Kauno sporto halėje bus Fenerbahče Ülker klubas. Kauno Žalgiris bandys nutraukti savo trumpą pralaimėjimų seriją Eurolygoje. Paskutiniosios Eurolygos varžybose prieš Zagrebo Ciboną geriausiai sekėsi žaisti Travisui Watsonui. Komandos amerikietis pelnė 9 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir blokavo net 4 varžovų metimus. Eurolygoje puikią sportinę formą įgaunantis Mirza Begičius sugebėjo pelnyti 14 taškų ir atkovoti 4 kamuolius. Komandos snaiperiui Markusui Braunui paskutinės varžybos nebuvo gan sėkmingos. Nors amerikietis šiuo metu demonstruoja fantastišką sportinę formą, tačiau Zagrebe jis buvo sustabdytas. Snaiperis pelnė tik 7 taškus, atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir suklydo net 5 kartus. Komandos kapitonas Dainius Šalinga vis dar neranda savo žaidimo. Dainius Šalinga prieš Zagrebo Ciboną buvo ta žaidėjas, kuris aikštelėje praleido daugiausiai laiko. Tačiau šios varžybos nebuvo jam sėkmingiausios. Puolėjas pelnė 6 taškus ir atkovojo 6 kamuolius. Fenerbahče Ülker klubas yra stipri Eurolygos komanda, turinti savo stiprią žaidėjų grandį. Geriausiai komandoje sekasi žaisti Terencui Kinsey. Komandos amerikietis įmeta 13 taškų, atkovoja po 4 kamuolius, atlieka 2 rezultatyvius perdavimus ir sugeba pavogti po 1 kamuolį iš varžovų. Komandos aukštaūgis Augustas Savas sugeba pelnyti po 11 taškų, taip pat prideda po 6 atkovotus kamuolius ir atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus. Eurolygos žvaigždė amerikietis Linas Griras nėra toks rezultatyvius, kaip visi pratę jį matyti. Mažasis gynėjas tai įmeta 11 taškų ir atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus. Turkas Omeras Asikas pelno po 8 taškus, atkovoja po 6 kamuolius, prideda po 1 rezultatyvų perdavimą ir išrašo po 1 bloką. Kauno Žalgirio ekipai šias varžybas privaloma laimėti, norint siekti patekti į tolimesnį varžybų etapą. Kauno Žalgiris Fenerbahče Ülker jau šį trečiadienį. Tiesioginė transliacija iš Kauno sporto halės.